žinau, tavoji gelmė. Spindi visų naktį, žvaigždės vėsias, kad ir kaip tavim bebūčiau visadu visur tavį ilgėsiuos. Sveiki, mėlyjeji, šiandien jums sakau iš Sūduvos krašto. Šįkart gyvoji kalba domisi teatru. Atvykome specialiai į Sūduvos krašto mėgėjų teatrų festivalį Atžalynas. Kaip jau supratote, šį kartą gyvosios kalbos ieškosime teatrinėme vyksme. Tačiau pirmiausia norėtųsi trumpai papasakoti apie festivalį, kuris mūsų tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gimtinėje vyksta jau 8. kartą. Pirmasis Klojimo teatro festivalis Atžalynas Ožkabaliuose buvo surengtas 1997 metais. Antroji šventė sutapo su skulptūrų parko atidarymu. Trečioji įvyko po ilgos pertraukos 2006-aisiais. Ir jau po metų festivalis peržengė regiono ribas, sulaukė svečių iš kitų Lietuvos kraštų. Kasmet Sūduvos krašto mėgėjų teatrų festivalis auga ir plečiasi. Pastaruoju metu tapo tradicija baigiamajam festivalio akordui kviestis ir profesionalius teatrus. Nu ir mane, paprastą moterėlą iš Aukštaitijos, pakvietė šiton šventėn. Nu, ne šiaip va taip pasižvalgyt, alegi visų šventį keravot. Nu, tai kaip išsirėdžiau aš, kaip tikra artistė. Nu, va, rankinukų, pažiūrėkit, išsitraukiau kakį ir skarelą išsilyginau, iš undaroką kandis išvaikiau, žandus raudonai nusmaliavojau, va stovi prieš jūs kaip rožė ir drebu iš laimės. Net kraujas užstinga, inkulnus neprateko. Ale tai ačiū Dievui, kad aš savų muzikontų atsivežiau. Taigi, žinokit, jum dabar gros tarpe spektaklių Ukmergės rajono Siesikų kaimo kapela Vieversa, vadovas Mindaugas Grainys. Nu, negailėkit plojimų mums. Nu, aš kaip ir drebu iš laimės, bet žinokit, artistai musėt irgi dreba, nes jūs, mėlieji, šiandien turėsit išrinkti geriausią artistą vyriškį, geriausią artistę moteriškę ir geriausią, žinoma, spektaklį. Tai va, kai bus pertraukėlas tarp tų spektaklių, ten ant Zuslano, mačiau tokia dėžutė labai graži padaryta, tai jūs galėsite ten surašyti, kas jums ten patinka ir mes tos lapelius, o paskiau tai aš tai suskaičiuosiu. Tai va, nieką nelaukdama ir pradedu Sūduvos mėgėjų teatrų festivalį Atžalynas. Galbūt netrukus išgirsime, kad Atžalynas tapo rimtu tarptautiniu festivaliu. Juolab, kad pirmi žingsniai jau žengti. Antrus metus iš eilės Atžalyno šventėje svečiuojasi Lenkijos lietuviai. O mes tarp žiūrovų pamatėme vieną pirmųjų šio festivalio organizatorių ir režisierių, tad skubame ją pakalbinti. Čia yra labai graži vieta. Klojimas yra ir vienintelis, kuris tinkamas teatram ir tiesiog jaučiam, kad ta aura išlikus Basanavičiaus. Ir tokią mintį turėjom seniai ir tiesiog bijom, kad ar atvažiuos, ar įvyks, ar bus finansavimas, bet kai pradėjom tą festivalį ir viskas pavyko, tiesiog negalėjom sustoti, nes matėm, kad to reikia ir žiūrovui labai. Kai praėjo dabar tiek laiko jau, tai net atrodo, kad ir nebeprisimeni, atrodo, kad ir nebebuvo tų sunkumų. Aišku, buvo visokių ir su apšvietimu, ir su įgarsinimu, dar tada buvo problemus, nes reikėjo atsivežti iš kažkur. Ir su finansavimu buvo problemų, ir su teatrais, kad teatrai, tarkim, neturi transporto ar ten lėšų, bet kažkaip viskas klojosi, susidėliojo, viskas įvyko ir paskui savaime viskas ėjosi. Šią Sūduvos krašto šventę pradėjo Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo Rudenėlis mėgėjų teatras Kertė. Netrukus įsitikinsite, kad gudrios moterys savo tiesą nesunkiai gali įrodyti net ir labiausiai užsispyrusiam vyrui. Bet prieš tai susipažinkime su šio teatro vadove. Pirmą kartą, kai dalyvavom čia Basanavičinėje, mes buvom be pavadinimo. Bet pamatėm, kad kiti teatrai turi pavadinimus. Tai Gegniai, tai Stebulėtai. Nu ir kilo mums noras, kaip tai pasivadinti. Kadangi mes repetuojam, mano palociuose, kaip sakant, ir tokia tiesiog sumanim, kad Kertė. Pirmąjį spektaklį tai pastatėm Liudvikos Didžiulienės Paskubėjo.
labai visiems patiko, tai mums buvo paskata dirbti toliau ėmėm Šemaitę, paskiau Ruminavičiūtę, ten, žodžiu, ir Sajos statėm pasimatymą sodo namelyje. Žodžiu, mes esam pastatę 8 spektaklius. Šitas paskutinis, tai yra Renės Kondratienės, ką gali moterys. Tai va tokia nuotaikinga komedija, kuri parodo, kaip vyrams yra sunku atlikti moteriškus darbus. Aš tai ir girdėjau ir žinau, kad jį labai puikiai moteriškai. Visus užjaus, visus supras. Oi, tikrai puikiai Marikė. Marikė tai taip, bet jau tas jos Jonis koksai. Jeigu Marikė išvirė barščių, tai jis nori kopūstų. Jeigu išvirė kopūstų, tai jam reikia barščių. Žinot, ką aš pasakysiu, vaikėlė, tu mano, per daug nusileidau. Nereikėjo ją iš karto pasiduoti. Žinoma, kad nereikėjo. Aneliukė, tu tiek dabar sakai, nereikėjo pasiduoti. Nu gerai, kad tau tas Klemensas geras vyras. O kaip tokį veršį atsiprašant, kaip tas Jonis sutvarkyt? Akota, tai tu manai, kad mano Klemensas visada šitoks buvo? Ne. O, Jėzus, kiek buvo velnių prisišvelgęs. Moterys, kaip nepanašu būdavo, tik pareina iš darbo, žinokit, tik gūžį prisikemša, tik šast ant sofos, tik trakšt, brakšt televizorių ir žiūri. Vyrai galvoja, kad moterys namuose tai nieko neveikia. Jo, jie šitai galvoja. Dirba, pavargsta. Žinokit, taip jau yra. Ai, ką, Marikė, aš tau turiu patarimą. Vaikeli, tu mano, iš savo patirties. Dėkoju. Pasiūlyk savo vyrui darbais apsikeisti. Aišku. Va taip pasakyk, tu šiandien liksi namuose, padarysi tą, ką aš padarau mano namų ruošos darbus, o aš eisiu į laukus. Moteris, juk jis arė, aš tai aš nemoku. Marikė, aš turiu brolį, jis dabar atostogauja, prie arklių pripratęs, kartai ateis ir sakys. Klausykit. O tai kiek daug to arimo? Palaukit, mergišis, juk tas arimas tai sunkus darbas. O tai daug turit, sakau, to arimo, Marikė. Pusė hektaro. Tu pusė hektaro. Vaikeli, tu mano, tai kiek tas Jonis tą pusę hektaro dabar arė? Šiandien 5 diena. Eik tu savo. Artujas. Šitie geras artujas per vieną dieną. Nejaugi. Tikrai. Taip, Marikė, tikrai. Kaip, kad vaikeli, tu mano, padarysim šitaip. Va. Albinos brolis ateis. Jei nespės, savo Klemensą būtinai atvarysiu. Ir viską sutvarkysim tau problemą. Matom įvairių problemų, bet mus, aišku, riboja mūsų atlikėjų amžius ir skaičius. Visi nori vaidinti, nenorim nei vieno nuskriausti, tai vat ieškom taip, kad mūsų apimtis būtų tokia. Ir, įvairias, daugiausia tai šeimos gyvenimo problemas sprendžiam. tą darė Žemaitė, tą darė kiti, Didžiulieniai, taip kad ir mes. Užsiminėt apie kažkokią tai sukaktį šiandien įvykusią. Šiandien mes vaidinam, žinokit, mūsų teatras Kertės vaidino 110 spektaklį. Va. O 100 spektaklį mes labai gražiai suvaidinom Gudkaimių senelių globos namuose. Tai buvo žmonos laisvalaikis. Tai aš čia ilgai sėdėsiu, aš išalkęs, žinau. Aš sriubos valgysi? Valgysi. Kokios viriai? Barščių išviriau. Įvei barščių negalėjai šiandien kopūstų. Juk vakar buvo kopūstai, da? Nesiginčyk, pil greičiau, baigi, išaiškysi, tai ateis vakar. Prašau, valgy. Tai kad čia trūksta druskos. Ir vėl nežinau. Privirai čia nei šio, nei tu. Dabar, tu nori, kad nuo šitokios ribos aš visą dieną laukus arčiau. Aš nieko nenoriu. A, vyreli, aš ir cepelį, priviriau, va, ir su varške, ir su mėsa.
Cepelinų įvėtų cepelinų. Tu žinai, kad cepelinai sunkiai virškinamas maistas. Kaip aš galėčiau eiti į darbą po tokių sočių pietų, taip apkrautų skrandžių, tai aš nepaarsiu, žinau. Tai tu nekraukit tą savo skrandį tiek daug. Ką čia dabar man pradės aiškinti? Man boba nepaaiškis, o savo galvą turiu. Nu, tu man pasakyk. A daug dar liko ar? A daug liko ar? Nu tai nueiki pažiūrėti, bet apie tam čia bauliautis namie. Aš dirbu prakaitų važiuoju, matai, dar nepatenka. Nu, klausyk, nu juk 5 diena jinai niekais nesuodina. 5 diena. U traktorių nupirkai, anai tas kaimynas ir anas, tai su traktoriais, ar jau aš tai tvarkščiu su arkliuku. O, pinigus tai tu tvarkai. Klausyk, tą 0,5 hektarų galėjau seniai būt suaręs. Tai aik ir arka tokia kytra, Nu, tai gerai, ir tai vulčia gerai, nu. pagadį. O, gerai, nu. Ir ką tu man dabar? Tai kur tu dabar eini? Ar teinu? Ta viens artaujas atsirado. Tai plūgo nepagersi vištą, tu na. Žinai, ne tavo reikalas. Galėsi voliotis namie likęs, bet atsimink. Babos kaziukas, va pienelis. Pašildyk, šalto nepaduok. Ana va, palauk dar. Vakarienė išvirsi daržovių sriubos. Va, yra daržovės, va. Ten va yra bulvės, morkos, nuskusk. O kamaroj yra žuvies. Iškep vakarienė nepamiršk. Va, sviestą sumuši, kad netinginiautum. Kiaulės vakarienė pašerk. O aš kaip pareisiu, karvės pati pasimelšiu. Čia tavo tie darbai, tai į vakų daina. Sakau, laukas suartas. O jau reikia ir trapą būt, žinok. O tai kas suari? Nu, aš. O dievau, kas čia dabar, nu koks kambar, o siaubė. O kazytį nu nevert pažiūrė. Kas čia pridaryta? Aš, žinai, stengiausi, viskur, matai, net pirštą įsipjauviau. Klausyk, jau aš tau pirštų pjausti, tai neliepiau. O klausyk, asriubą išvirėjai. Žuvį ar iškepėjai? O sviestą ar sumušėjai? O kiaulės ar pašėrėjai? Tai kad... Tai ką dabar pasakyk man, vyrelį? Ką gero nuveikė namie būdamas? Aš, žinai, Ką aš? Nu, aš stengiausi, Marytė, stengiausi viskur. Aš, žinai ką, dabar aš einu trapakuot. Paskui sėsiu, į daržoles nuravėsiu. O tu čia tik namie tvarkyk. Palauk, vyrelį, palauk. Tu dabar man pasakyk. Ar gerai buvo namie šeimininkauti? Ne, daugiau nenoriu. Nenori. Bet tu man pasakyk, kaip tu viską čia vienas spėjai padaryti. Žinai, brolėlį, va, nesėdžiu, neguliu ir suspėju. Ir kaip nepakalbinti tokio supratingo vyro. Pasirodo, jis su ką tik mūsų matyta Marike, šeima ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Yra pas mus rudenėlių klubas, ir ten vieni dainuoja, kiti šoka, nu, aš čia tai vadovai vis kalbinu, prikalbinu. O mano atėjimas į teatrą tai buvo svajonė nuo mažų dienų. Ir kaip aš atėjau į rudenėlį, susikūrė mūsų spektaklis, vadovai pakalbinu, sakiau, oi, su malonumu. Ir tik tai į priekį. O paskui ir jį prisikalbino, sakiau, gerai, einam, pabūnam, kartu visur, kaip įdomu, kaip smagu, nuvažiuoji, pabūni, tiesiog su žmonėm pabendrauji, tavo vaidyba širdį stovi. Dauguma šio festivalio mėgėjų teatrų rinkosi komedijos žanrą. Jis dominavo ir buvusiuose Atžalyno festivaliuose. Viso komedijų čia suvaidinta net 32. Taip pat parodytos 4 humoro programos. Dar viena bendra ašis vienijusi visus šiemetinius pasirodymus – žinoma, moteris. Kaip gyvenimo kelyje sutiktos moterys įtakojo ir keitė pagrindinio spektaklio veikėjo charakterį, pasakojo ir kitas Vilkaviškio kolektyvas – Kultūros centro mėgėjų teatras, pasirinkęs Ramutės Skučaitės pjesę Aš ir mano moterys.
Neužsigavo? Atsiprašau, aš netyčia. Iki vestuvių užgis. Girdit? Tuliu. Ką jūs šaukėt? Antį. Paprastą antį? Kodėlgi paprasta? Kontrolinė tokia stipena buvo, kad pabėgo, kad movė įtingu. Na, ko jūs čia dabar tai stovit? Stokit, netupėkit, stokit. Oi, dar obuoliai išbirėjau. Nieko tokio. Surinksim tuos jūsų obuoliukus. O sakykit, kas jūs tokia? Mergaitė. Suktas Kurčio tėvo užmačias savo dukros ateičiai į sceną perkelė Lazdijų kultūros centro Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų teatras Seklyčia. Parodė komediją Kurčias žentas. Jis Kurčias akadrytė! Tai žentas apie kokias svajojo! Ei, ponaitį! Patikai tamsta ponui, betgi panelė tamsta laukan veja. Nieko negirdi. Nedorėlį čia esant, negaliu jos perspėti. Taigi nusilenk žemai ir krapstykis po šilkvelnių. Su kokiu smagumu duočiau aš jai per sprandą. Tai, panelė Elena, su manim neseniai atsitiko didžiausia nelaimė. Puoliau nuo žirgo, susikrėčiau galvą ir dabar nieko nebegirdžiu. Nelaimingas. Iš tikrųjų nebegirdžiu, bet tamstos balselį, tai išgirsiu. Tikrųjų? Taip, girdėjau, dabar pasakė iš tikrųjų. Ar taip? Taip. Suprantu, tai iš tavo angeliškųjų lūpelių judėjimo. Ką? Tai jis akimis girdė? Tai tik koks atsitikimas? Negali jis akimis girdėti. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio mėgėjų teatras festivalio publikai pristatė Jono Skinkio komediją Moters kerštas. Pagrindinis šio spektaklio herojus pateko į tikrai nepavydėtiną padėtį – meilės penkiakampį. Panelytė, aš tave myliu, bet gyventi negaliu, jei tu manęs dabar nepamylėsi. Tai aš nusišausiu, pasikarsiu, ar kaip kitaip galą pasidarysiu. Alfonsėlį, tai dabar staiga nežinau net, ką pasakyti. Alfonsėlį, kelkis, brangusis. Jei neprižadėsi mylėti, nesikelsiu. Alfonsėlį, vis dėlto kelkis. Stovis, kukulius, išpūtus atvažiau, išsineždink iš čia. Dovanokis, ponutėlį, bet išeidama, ponuli, tai vieną palikau, iš kur aš galėjau žinot, kad jūs prieš šitą mergą klūpot. Tai mano reikalas, ką aš darau, noriu klopau, noriu šoku, noriu guliu. Reikia išsinežti. O jūs ant manęs geriau taip nerėkit. Ir manęs vyt nereikia. Galiu pati išeit, galiu geresnę vietą gauti. Man pirmiau algą už 2 mėnesius sumokėkit, o tada rėkaukit. Juk aš tavęs nevėju, tik tu susimildama pati išeik, matai, kad aš užimtas. Matau, nekla. Apie antikines meilės intrigas ir vergų kvailumą savo pasirodyme prabilo jauniausieji festivalio dalyviai Šakių varpo vidurinės mokyklos dramos studija, pasirinkusi Plauto komediją Karys Pagyrūnas. Kad skydas būtų nušviestas, kad blėkstų man skaiščiau saulę, blaiviam per dien dangui, kai reiks į kovą stot, su priešais iš arti. O kur gerto trogas? Jis šalia tavęs, drąsaus kaip karalaičių, didvyrio narsaus. Tai niekniekiai, dievaš. Tikrai, kad niekniekiai. Jei neminėsim to, kad nieko nedarei, tai būk melagis toks. Jei puoda pagyrų, jūs matyt, kas didesnį daro už jį. Guviai prie mano būdo prisitaikai tu. Jau laikas tavo būdą man gerai pažint. Atspėt, užuost, koks noras tavo užeis. Ką pameni? Ką makedoniečių, sarduos 30. Štai vyrai tie, kuriuos nukovėtų per dieną. O kiek iš viso? 7 bus 1000. Tiek turi būt. Teisingai sąskaitas vedi.
Ir nieko nerašau, atsimenu vis taip. А это на прибавку prie vestuvių. Suvalkų mėgėjų teatras Sūduvis pasirinko Augustino Baranausko pjesę Čigonė arba tamsumas brangiai apsimoka. Šiame spektaklyje susipynė daugiakalbės aplinkos pavyzdžiai. Dažnai pavadinamas Aušros Gadynės šviesuliu, knygnešys ir literatas Augustinas Baranauskas gyvenimo vėjų buvo blaškomas tarp Lietuvos, Latvijos ir Rusijos. Tad į savo kūrinius nuolat įpindavo įvairiakalbius personažus. O dar įdomiau, kad juos įkūnija savitą kalbą išlaikę Lenkijos lietuviai. Nu kur jau, Vajuška, ar jau supykai? Nu nepaleisiu. Так, чего, шелки как пошутуши? Juk aš тебя не простой деревенский бернес, а солдат? Na, aš jau gerai nieko nebepasakysiu. Nu, tik tu, Vaniuša, nu apie kitas mergas nevizaišia. Juokauja, ей-богу juokauja. Argi tu nežinai, kad nas brat zievat nelubit? O tai tu manai, kad man tai širdis neskauda, kad tu su kitomis vaikščiai, o sakai, kad mane myli. Как su kitomis? Aš tak тебя myliu, tak myliu. Bet ar žinai ką? Tuoj būsiu svobodni. Tada būdim žanytis. Bet ar žinai ką? O ką? Nu dar reikia 10 rublių. Daktarui. 10 rublių. Tiek daug daviau ir vis negana. Nu, Marki, žiūrėš, čia reikia. Greičiau būdėt svadba. Ar tu man tik tai nemeluoji? Jei-bogu nemeluoju. Tai kad aš tiek neturiu. Kad хочешь, o man деньги дай. Ak, tu Dieve brangus, dai ir vis galo nėra. Galas bus. Skora bus. Seniai sakei, kad skora bus, o kaip nėra, taip nėra. Kurios mergaitės jaunystėje pasidėda kapeiką ant senatvės, tai kad ir neištieka už vyro, turi savo duoną. O kurios išduoda savo protą visokiems apgaveikams arba girtuokliams vaikiams, tai ant senatvės tai jau nieko kito nelieka, kaip tik sėsti prie bažnyčios ir vilioti žmonių kapeikas. Kam čia mums kitus sūdyti? Nu, geriau uždainuokite kokią gražią dainelę ar mokate. Kodėl ne? Tik tai man padėkite. Dainuok padėsiu. Gerai. Aš vargelį gimiau ir vargelį augau. Mane vargę užaugino, jokio darbo nemokino, o be mokslo šviesos negalbūt ir doros. Akla kožnas gal apgauti ir ant pikto gal patraukti. Mums reik mokslo daugiaus, tai regėsme geriaus. Kaip į Dievą reik tikėti ir kaip tėvynę mylėti. Kas nuo tiesos atstoja, ant to tamsą užstoja. Toks tamsiams žabangoms kliūva ir ant amžių jose žūva. Juk tu, Marelta, čia tikrą tiesą padainavai. Mes gimusios tamsoje, išaugintos be apšvietimo, tai įkliuvusios į tą miesto purvyną, kaip galėjom geriau gyventi ir užsilaikyti. Nėra čia pas mus jokių įstaigų, nei globų, kurios mergaitės gelbėtų nuo prapulties. O čia nupuolimai pragūtai ant kiekvieno žingsnio begalės. Daugiausia tai mes pačios esame kaltos, kad neieškome apšvietimo. Bet mums galvoj vien tik yra, kad greičiau sugauti vyrą. Pertraukose tarp spektaklių žiūrovai buvo linksminami liaudiškai žaidimais ir mįslėmis, kurių kartu su dovanomis iš Aukštaitijos atsivežė renginio vedėja Didinytė. Pas mus yra toks žodis, abi šalia, ką jisai reiškia? Kas? Duonos riekė, bet duonos riekė, ar paprasta duonos riekė? Ne kampas, ne kriaukšlytė, duonos riekė, bet kokia riekė. Per visą kepalą, teisingai. Nu čia, žinokit, geras daiktas, vakim, atbaidyt paukščiam, kai pradeda lest uogas pešiot. O patenkinta. Taigi paplokit visi. O kaip vadinasi, 25 tai burnelė, o 50 gramų? Stopkutė, o žinot, pas mus kaip vadina kleboniška. 50 gramų tai kleboniška. Toliau žaidžiam, taip? Aukštaitiškų mįslių.
Sakykit, tai kokį valgį žmonės vadina spjaudomu? Nuo senų, nes siemiškai tai jau rusai ten kai perdirbinėja ir spjaudo. O kaip mes lietuviai, kokį valgį vadinam spjaudomu? Medų spjaudį. Kas pasakė žuvį? Teisingai, žuvį. A kodėl jūs neplojat, jūs pavydit? O sakykit, o koks valgis yra laižomas? Va dabar tai yra medus, taip. Aukštaitiška švilpynė. Tai jūs garsiau rėkit, kad aš girdėčiau. Gerai? O koks valgis yra iš pauodegio smukės? Aliejus? Kas pasakė kiaušinis? Nu ir dar vienas valgis tarp prietų šukės, va žmonės sako. Taip, kas pasakė šviesas? Kokia moterytė gudra pastaikė, tai nežinau. Nežinau, kas čia pat, bet čia suvalkietiška dovanėlė. Be dovanų neišvažiavo nei vienas dalyvis, nors tradiciškai renkami geriausi aktoriai spektakliai, apdovanoti visi pasirodę kolektyvai. Tačiau vieną brangiausių dovanų – atgaivą sielai, dvasinį pakylėjimą – šiame festivalyje gavo žiūrovai. Ir tai nesunku nuspėti, matant prašviesėjusius ir džiugius, neskubančių išsiskirstyti žmonių veidus.